Kaip jautiesi darbe? Tele2 verslui pristato tinklalaidžių seriją apie emocinę gerovę ir emocinį atsparumą versle. Sveiki, mėly žiūrovai ir klausovai arba klausytojai, čia vėl Almantas Zulkys ir kaip visada šnekam prasmingom giliom temom apie svarbiausią dalyką - mūsų psichinę sveikatą. Šiandien žiauriai džiaugiuosi turėdamas nuostabią viešnią Laurą Bojarskaitę. Labas. Kas nepažįsta Lauros, tikiu, kad visi pažįsta, tai Laura yra miego ekspertė, neuromokslininkė atskridusi iš Oslo, teisingai? Taip. Va. Ir šiandieną pabandysim išardyti daug miego mitų, pasikalbėti apie prasmingus dalykus, kas gali įtakoti miegą ir apsitai, kodėl mes miegam. Tai man, žinai, pirmas klausimas. Jeigu čia prieš mane sėdėtų dabar koksai kardiologas, tai jisai sakytų, jo, mes čia apie tą širdį beveik viską žinom, gal ne viską galim dar pakeisti, suremontuoti. Kiek mes apie miegą žinom? Oje. Per mažai? Žinom nemažai, bet su naujausiais moksliniais tyrimais ir šitai, tiesą sakant, mane pačią šokiruoja kiekvienais metais, kad vis naujų dalykų sužinom. Ir aš kai pradėjau, žinai, skaityti apie miegą, domėtis miegų, tirt miegą, aš galvau, čia jau visi smegenų centrai, kurie reguliuoja miegą, jau čia atrasti, jau čia kaip ir viskas aišku. Į kasmet meta vis kažkokių naujų dalykų. Čia dabar trumpai iš tokių naujesnių tyrimų čia pasirodo jau, kad ir mums budraujant dalys mūsų smegenų gali miegoti, kad miegant ant dalys smegenų. Ačiū Dievui. Tikrai, mikromiegiukai tokie. Tai kuo toliau visgi dar daug naujų dalykų ateina ir, pavyzdžiui, netgi mūsų tas požiūris į ekranus, kaip juos iš tikrųjų galima, negalima, ar galima gal strategiškai protingai naudoti ir taip toliau. Jėga, parašai nuostabią knygą, kuri čia vežama urmų, iš knygynų, labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Kodėl mes miegam iš jūsų? Labai geras klausimas, žinai, ir man patinka atsakyti šitą klausimą taip, kad mes miegam, kad galėtumėm nemiegot, iš esmės. Ir mes miegam tam, kad sutvarkyti visus dalykus, kurie išsibalansuoja būdravimo ar nemiego metu. Ir tuomet miego metu viskas atstatoma, sutvarkoma, išvaloma, kad galėtumėm atsibudę toliau daryti, ką norim, realiai dienos metu. Man labai patinka tai, ką sakai, nes tai tarsi antrinė, arba turbūt mokslas taip ir yra, kad mokslininkai dažnai susitinka vieni su kitais, kad miegas yra būdravimo pasiekmė. Geras, blogas, gilus, negilus. Tai reiškia, kad miego mes negalim išoperuoti kaip atskiro daikto ir sakyti, dabar mes sutvarkysim miegą, nors tu esi žiauriai nerimastingas, žiauriai depresuotas, žiauriai stresuotas, bet miegą mes tau sutvarkysim, o tu toliau būk ten visoks. Tai taip neišeis, ne? Ne, tikrai, labai nuostabiai pasakei. Tikrai, kad būtent mūsų būdravimas ir daro įtaką tam miegui. Ir man tikrai labai patinka tas požiūris, kad miegas ir yra būdravimo pasiekmė. Ir skaitykim netgi, kiek mums būtų naudinga pamiegoti kiekvieną naktį, labai priklausys nuo to, ką mes darom ir kaip mes esam dienos metu. Čia turbūt labai svarbus tas suvokimas, nes tu sutinki šiaip jau, kad yra tas populiarus pasakymas, kad gyvenam nemigos pandemijoje? Jo, tikrai. Nes turbūt čia tie du žmonės, kurie sėdi prie stalo, irgi yra turėję nemigą. Yra buvę pasitaikę visokių naktelių. Man atrodo, tau kiek rimčiau, man dar žiūrėsim. Dar viskas ateityje. Dar viskas ateityje. Nuo ko, kaip tu galvoji žmogui, kuris turi... Apsitai, pabandom dabar išardyti nemigos savoką, nes tai turbūt... Aš noriu, kad tu pasakytum, bet tai nėra, kad vien neužmiegu, ne? Ne. Yra daug dalykų. Jo, tai iš esmės nemiga yra apibrėžiama maždaug taip, jau kliniškai diagnozuojama nemiga. Mes nekalbam tiesiog apie prastą miegą, bet jau kaip yra, kliniškai, mediciniškai, ne? Tai yra, kai 3 mėnesius tęsiasi tokie dalykai, kad tu 3 mėnesius, bent 3 dienas per savaitę, tu arba negali užmigti, arba tu prabudinėji naktį negali užmigti, arba tu atsikeli gerokai anksčiau negu nori negali užmigti. Ir kad toksai miego išsibalansavimas jau reikšmingai paveikia tavo dienos veiklas, kad tu jau nebegali dirbti, tavo nuotaika pasikeičia, tu jau nervuojas, taip toliau. Ir man čia, žinai, iš karto atsimenu vieną nuostabų tyrimą apie tą nepamenu, kaip jis konkrečiai vadinasi, bet apie subjektyvų suvokimą apie savo miegą, kuomet jeigu kažką nusišnekėsiu pataisyk, kur 2 grupės, viena grupė, kuri
objektyviai prijungta prie to auksinio miego tyrimo, miegojo gerai, jam buvo pasakyta, kad jūs žiauriai blogai miegojot, visos kognityvinės funkcijos tą ir parodė, ne, kad jie buvo įsitikinę, kad blogai miegojo, prastai atlikinėjo užduotis, lygiai taip pat žmonės, kurie prastai objektyviai vertinant pagal rodiklius miegojo, jam buvo pasakyta, viskas gerai su jūsų miegu, kognityvinės funkcijos buvo visai neblogos. Kaip šitą paaiškinti? Taip. Kaip paaiškinti, žinok, nežinau. Aš galiu tik pasidžiaugti, tiesą sakant, nes mes šitas žinias galim išnaudoti savo naudai, ne? Ir yra ne vienas, ne du, ne trys tokio tipo tyrimai, kurie būtent ir parodo, kad tai, ką mes manom apie savo miegą, kaip mes savo tą apsibrėžiam, interpretuojam, pasisakom, turi įtakos ne tik kaip, pavyzdžiui, kaip mes atliekame protinės užduotis, bet tiesą sakant, net uždėjus jutiklius elektrodus ant smegenų, mūsų smegenų bangos gali atrodyti labai supaprastintai pasakius, labiau pailsėjusios arba labiau pavargusios, labiau priklausomai nuo to, kas mums yra pasakyta, kuo mes tikime. Taip. Negu kaip mes Ir du dalykai, ką noriu pasakyti, kodėl tai yra svarbu kasdienai, kaip mes tą galim naudoti. Visų pirma, atsargiai su miego sekimu. O taip, norėjau ką tik, tuo jau klausti, bet jau dabar tu pasakyk. Jo, tiesiog kol kas trumpai, bet grįšim detaliai prieš tai. Bet atsargiai su miego sekimu, nes skaičiai iš esmės yra netikslus, svarbiau yra žiūrėti, kaip jūs patys jaučiatės. Ir jeigu jūs jaučiatės gerai, nekreip dėmesio į tuos skaičius. Antra, net jeigu ir buvo nelabai gera naktis, tiesiog ryte gal atsikėlau savo pasakyti, gal man šiandien ir užteko, tiesą sakant, tiek nieko rytoj daugiau pamiegosiu, o gal aš šiandien, trumpiau, bet giliau miegojau. Tai dabar grįžtant, žinai, prie to, kad neužmirštume, nes dažnai čia būna šnekir, sakai, grįžti ir po to negrįžti. Žiūrovai rašo, tai velniai jūs visai negrįžot. Kad išnekinu. Tai matau savo laikrodyje, aš čia gal plačiau truputėlį papasakosiu, nes mes čia bendrai šnekam kartais apie psichikos sveikatą, kažkokius tai duomenis apie miegą. REM stadija, gilus, negilus, kada sapnuoju, per kiek laiko užmiegu. Aišku, kad natūraliai tai suteikia mums lygiai nulį informacijos, o ką daryti su tais duomenim? Taip. Žinau, kad mano REM miego stadija trunka, nežinau, 5 minutės, turbūt trumpiau šiaip jau trunka, nes cikliškumas, ar ne, yra miego fazių. Ir ką man su to darydavo? Paklausti kolegos, o girdžiu, kiek pas tave trunka? Taip. Pas mane valandą, ne, tai reikia pailginti. Taip, jis sėdi nervuoja. Čia nuostabiai pailiustravai, nes problemų, aš gal išskirčiau 3 pagrindinės problemas su miego sekimu, tai viena iš jų ir yra, kad mes gaunam be galo daug skaičiukų, į ką su jais daryti. Tai net miego mokslininkai ir miego gydytojai nežino, ką daryti su tais skaičiukais. Yra per daug skaičiukų, ir mes tada tokie pasidarom labai tokie mėgėjiški kažkokie miego mokslininkai, kur, būtent kaip tu sakai, kad pas mane tiek, pas tave tiek. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, ką reikia suprasti, kad tie skaičiai nėra tikslus ir jie nėra informatyvūs. Didžioji dauguma miego sekiklių nėra tikslus. Nes remiasi tik tais 1 arba max 2 jutikliais. Taip, būtent. Tai kad apskritai, kad miego skirtingas stadijas pamatuota, būtent gilų, negilų, REM miegą, reikia jutiklių elektrodų ant smegenų, nes pagrindinis skirtumas yra smegenų bangų skirtumas. Iš širdies ritmo, kvėpavimo čia yra antriniai netokie tikslūs rodikliai. Ir tai čia yra antras, kad jie yra netikslus ir jie gali visiškai bereikšmiškai veltui sukelti nerimą. Ir trečias, ką mes pastebim ir apie ką kalba dabar daug ir viešai miego medicinos ir miego mokslininkai, kad žmonės nebejaučia kūno, žmonės praranda ryšį su savo kūnu, nes mums appsai pasako, kada atsigert, appsai pasako, kada atsistot, kada pajudėt, kada pakosėt, kaip mes miegojom. Būkim bėdni, bet teisingai, tu žinai, kaip tu miegojai. Tu atsikeli, tai arba tu gerai jauties, arba nelabai. Ir darai kažkokias išvadas tada. Aš tai mėgstu būti turtingas ir teisingas. Man labai nepatinka tos, nes tada jeigu yra biedna teisingas, tai tada jeigu būsi turtingas, tada neteisingas turi būti. Gal ir taip. Bloga formuluoti. Gerai, grįžkim prie šitų miego tyrimų. Žinai, nepaslaptis, aš tikrai turėjau baisių miego sutrikimų. Atsibudau, galbūt kas skaitėt ir mano knygą, atsibudau kraujo klane, nualpęs nuo nemigos po 2 savaičių, kaip čia, nusilpimo. Supratau, kad nualpau, po to prasidėjo kiti dalykai. Tai aš tą prietaisą, kuris matuoja miegą, suskaičiau 12 laidukų prie galvos, į nosies ertmę, kad skaičiuoti saturaciją deguonies, krūtinės lastos apvyniojimas, kad
kaip kilnojasi krūtinės ląsta, aišku, ant rankų, tai tas vadinamas auksinis miego tyrimas. Yra kelios klinikos, kurios Lietuvoje tą tyria. Neskubėkit, mėlėjai, tirtis, aš manau, kad irgi čia daug dalykų mes dar šiandien paliesim apie miegą, bet čia turbūt tas iliustracija, kad štai laikrodis, kuris irgi mano matuoja miegą, jisai nelabai kažką gali pasakyti, lygiai taip pat galim pailiustruoti, kad tam tikrų metų buvo labai populiarūs visokie genetiniai tyrimai, kurie pasako, ar tu turi tikimybę ateityje susirgti vėžiu. Man klausimas yra, o ką tu su to informacija darysi? Taip. Tai yra tikimybė, kad turiu tam tikrą geną, kuris gali išsivystyti į vėžinius susirgimus ir ką man dabar daryti. Aš niekaip negaliu paveikti, kad neturėčiau to geno. Taip. Kol kas. Taip. Tai su tais, tikrai aš esu labai prieš informaciją, kuri sukelia papildomą nerimą. Geriau tikrai yra suprasti ir turėti ryšį, ką ir tu sakai, su savo kūnu, nes girdi save, girdi savo kūno poreikius daug aiškiau, kaip reikia elgtis. Pereikim prie tokio labiau neuromokslinio gal, bet galėsim dar prasiplėsti labiau psichiatrinio arba neurologinio dalyko, kaip vaistai nuo nemigos. Yra kelios vaistų grupės. Nežinau, jauti, kad gali kažką papasakoti apie tai? Trupučiuką taip. Tai, ką iškart pasakau, tik tai, kad aš nesu medicinos gydytoja. Taip, tas svarbu įvardinti. Taip, bet, ir iš neuromokslinės pusės, ar tiesiog, ir mano kaip mokslininkės nuomonė apie migdomuosius, pavyzdžiui. Tai vėlgi, man truputį nepatinka, kad migdomieji yra be galo demonizuojami šiais laikais. Taip, jų yra išrašoma tikrai per daug, taip, žmonės dažnai jų griebėsi, nors dar tikrai nereikėtų, bet tai nepaneigia fakto, kad migdomieji naudojami tinkamu laiku, tinkamam sąlygom, jie tikrai gali žmonėm padėti. Pavyzdžiui, aš iškart pasidalinsiu, man pačiai aš irgi esu naudojus migdomuosius, tikrai nebuvo ten super krizinė situacija, nors tada tikrai taip atrodė, bet kai man aplink doktorantūros gynimą, pirmą kartą buvo nemiga, aš be galo išsigandau, nes niekada tokio dalyko nepatyriau, galvojau, viskas, niekada nebemegosiu, gyvenimas baigėsi, bla bla bla. Bet buvo... Ir buvę. Ir, aš įsivaizduoju, taip sakant. Ir čia buvo labai aiški priežastis. Aš pervargau, išsistresinau, manęs laukė gynimas, aš nervavausi, negalėjau miegoti. Buvo labai aiški priežastis ir buvo aišku, kada šita situacija baigsis, ane? Ir man tuo metu, aš ir apsigyniau, bet po to dėl streso irgi negalėjau miegoti. Man gydytojai išrašė 4 dienas migdomųjų, kad tiesiog grįžti ritmą, pailsėti. Ir aš 4 dienas pagėriau, po tų 4 dienų, man pasisekė, aš grįžau į savo ritmą, viskas okei. Taigi, kada yra naudingi migdomieji? Tuomet, kai yra labai aiški nemigos priežastis ir yra aišku, kada tas periodas pasibaigs arba kai nėra ką daryti. Pavyzdžiui, operacija, liga, skauda, praeis po 2 savaičių, bet tu negali miegoti. Tai kam tau ten kankintis negalint miegoti, tai jau geriau tu ir pailsės ir atsigausi greičiau, ne? Bet kai yra neaišku, kodėl tu miegi, ir dar svarbiau, jeigu tu nemiegi dėl per greito gyvenimo ritmo ir per daug streso, tai tau tie migdomieji nieko, problemos neišspręs. Tu tik juos gersi, nieko toliau nekeisi, įdaisim iki, man atrodo, iki kur tu buvai dėjęs, tiesą sakant. Čia, aš manau, labai, gerai viską susakei, dar mes galėsim pereiti, jau čia kalbė apie tuos vaistus, kuriuos gali išrašyti gydytojas, bet yra ir vaistų, kuriuos mes galime įsigyti tiesiog, pavyzdžiui, melatoninas. Davai, biškai paskaldykim mitus. Gerai, melatoninas. Tai vienas dalykas, kad melatonino papildai, iki šiol tyrimai rodo, kad melatonino papildai sveikam suaugusiam žmogui nieko nedaro jo miegui. Taip tu užmiegi 2 ar 3 minutėm greičiau. Bet ar tai yra reikšminga iš esmės? Ir dar ką labai svarbu suprasti, kad melatoninas nieko bendro neturi su tuo, kiek ilgai mes miegam. Ir kiek kokybiškai. Melatoninas yra tik apie užmigimą. Melatoninas yra tik tai tas ženklas, signalas, kada laikas užmigti. Tik tiek. Tai čia turbūt irgi svarbu įvardinti, kad melatoninas šiaip jau gaminasi natūraliai žmogaus organizme. Čia yra visiškai normali medžiaga ir turbūt retas, kuris hormonas, kurį galima tiesiog piliulkom arba milteliais išgerti. Ir aš tai vis tiek bandau tave traukti už liežuvio. Aš, kada melatoniną geriu, tai aš pasakysiu, kad aš keliauju per labai daug juostų laiko. Ir kada tiesiog mano cirkadinis ritmas išeina iš proto, nes, pavyzdžiui, nuvykus ten, nežinau, į vakarinę pakrantę Amerikos,
nu, tiesiog tu nemiegosi, gali atsigulti ir žiūrėsi. Taip. Ne, taip, Kelios melatoninas. dienos ir susitvarko. Taip, tai yra tikrai situacijų, kada melatoninas padeda, visiškai sutinku, tai yra keliaujant ir jetlagas, taip pat Jo. pelėdom gali padėti, kai reikia gyventi vyturių pasaulį, taip pat gali padėti dirbant pamaininį naktinį darbą, tai yra tikrai tų grupių ir ekstra, pavyzdžiui, moterį menopauzės metu melatoninas gali Tada padėti. natūraliai hormonai veikia kitaip. Taip, ir dar 2 tokius trumpus komentarus norėčiau pasakyti apie melatoniną. Pirmas dalykas yra, kad melatoninas nėra tik miego hormonas. Melatoninas daro daug kitų dalykų mūsų organizme. Tai antioksidacinių, uždegiminių procesų, taip toliau jisai reguliuoja. Tai jeigu mes geriam tos papildus, viską tu paveiksi. Kitas dalykas, trumpai irgi, kad jeigu jau ir naudot melatoniną, tik tai išrašyta gydytojo kokybiška, o ne bet kur internete guminukus vyšnių skonio pirkti melatonino, nes neaišku, ar ten bus to melatonino ir neaišku, ko ten dar bus, tiesą sakant. Jo, ir aš galvoju, kad apsitai melatoninas irgi teko girdėti iš tų pačių neuromokslininkų, kad tu pasakai, kad jisai veikia tam tikrus ten opsidacinius procesus, bet tuo pačiu jisai sąveikauja ir su serotoninu, dopaminu, kitais. Jie nėra taip kartais, man atrodo, aš irgi kartais girdžiu iš po savo pranešimų, kad žmonės galvoja, kad jie yra kaip atskiri organai kažkokie. Iš tikrųjų, jie visiškai sąveikauja tarpusavyje. Jeigu vieno yra per daug, tai natūraliai kitų bus mažiau. Tada jau kitos problemos atsiranda. Tikrai taip. Paminėjai vyturius, pelėdas. Egzistuoja tas dalykas? Taip, ačiū už tokį klausimą. Taip, egzistuoja vienareikšmiškai be klausimų. Ar mes esame vyturiai ar pelėdos, labiau moksliškai tai yra mūsų chronotipas, kada mes esame biologiškai linkę eiti miegoti ir keltis ir visi kiti dalykai mūsų organizme, dalinai yra apspręsta mūsų genų. Ne 100%, dalinai. Ir vyturiai pelėdos yra spektras nuo labai ankstyvų žmonių iki labai vėlyvų žmonių. Didžioji dauguma dėl natūralios distribucijos esam per vidurį, dėl to labai mėgsta visi sakyti, kad reikia visiems eiti miegoti 10, kas yra tiesa daugumai, bet tikrai ne visiems. Ir tai gali sukelti problemų, ypač pelėdom. Labai dažnai pas mane ateina klientai, kurie skundžiasi, kad blogai miega, nemiega, taip toliau. Mes kalbam ir tada staiga mums paaiškėja, kad tas žmogus visiškai gerai miega, jisai tiesiog yra pelėda, o jo aplinka jį spaudžia būti vyturiu. Dabar apie genus kalbant, tai irgi turbūt mokslas sako, kad mūsų genai ne visi įsijungia, mes gimstam su tam tikrų genų rinkiniu ir per laiko tarpą jie kinta, vieni įsijungia, kiti išsijungia. Gali vyturys tapti pelėda ir pelėda vyturiu? Taip, labai puikiai paminėjai, tikrai taip. Tai vieni žmonės visą gyvenimą, kai buvo vyturiai, taip ir bus, kiti kai buvo, taip ir bus pelėdos, kai kuriem keičiasi. Truputį yra matomos vidutiniškos tokios tendencijos visuose žmonėse, kad vaikystėje vyturiukai, paauglystėje pelėdos ir jau į suaugystę išaiškėja, kas ten labiau vyturiai pelėdos. Taip pat trumpas komentaras, kad kai kuriems žmonėms labai lengva yra pakeisti savo miego ritmą. Jiem ir taip yra gerai, o kai kuriem labai sunku. Tai irgi yra dalinai apspręsta mūsų genų, ir mes visi kitokie. Toks politinis klausimas, kaip tu žiūrėjai tą laiko sukiojimą? Tragedija, reikia nustoti. Taip. Visiškai, man atrodo, čia yra tas, kur absoliučiai kažkada atsiradęs dalykas dėl pramonės revoliucijos, kad žmonės galėtų ilgiau dirbti, bet turbūt visiškai neturintis jokio ekonominių pasiekmių. Fun fact, labai yra netgi tyrimai atlikti pasižiūrėti, ar apsimoka. Tai net neapsimoka. Nes daugelis žmonių būna labai nedarbingi pirmas 2 savaitės. Jo. Aš lygiai taip pat, tik tiek, kad gal man leidžia mano veiklos, aš galiu, žinai, ten biškai patingėti, bet mano vaikas vargšas kankinasi, mano partnerė kankinasi, tai mes čia, žinai, turim, man atrodo, iššūkių, kartais sprendžiam labai sudėtingus klausimus, aš sakau, blema, bent jau laiką nustokim sukioti, žinai. Čia pirmas žingsnis, kad parodyt, kad mes kažką galim, žinai. Apie senatvę šiek tiek, kad labai trumpėja miego laikas. Kodėl taip yra? Ar čia yra turbūt natūralus procesas? Natūralus, bet dėja nedėkingas procesas ir labai dažnai žmonės sako, kad tai senioram reikia mažiau miego. Ne, nereikia, tiesiog jam nebeišeina. Dėl to, kad amžėjant vyksta degeneraciniai procesai, juk žinoma, ląstelės kaupia visokias mutacijas, pažaidas blogiau veikia, lygiai taip pat blogiau veikia ir smegenų centrai, kurie reguliuoja miegą, yra sunkiau inicijuoti miegą, jį palaikyti gilų, dažniau prabudinėjam, taip pat su amžiumi prikaupiam ir visokių sutrikimų, pažeidimų. Somatinių dalykų, ne? Jo, lygų, vaistus pradedam naudoti, taip toliau ir tiesiog sunkiau yra miegoti. Tai aš sakyčiau, kad senioram kaip tik būtų labai gerai
miegoti kaip įmanoma ilgiau ir Mhm. giliau naktį ir klinikoje moksliniuose tyrimuose bandome atrasti irgi įvairius prietaisus ir terapijas, kas galėtų pagilinti senjorų miegą įvairiom stimulacijom ir taip palaikyti sveiką gyvenimą ilgesnį laiką. Poguliukai? Oi, Po pietukai? super, paguliukai po pietų. O vat mūsų tokio vidurio amžiaus žmonių, Aha. 40-mečių čia okei? Oi, labai okei ir labai gerai. Aš šis miegu beveik kasdieną, vėlgi man pasisekė, kad toks mano gyvenimas. Kas naktį ir kasdieną? Kasdieną. Ir kas naktį ir Ir kas kasdieną. naktį Labai fain. kasdieną. Jo, tai poguliai iki 25-30 minučių trumpi turi būti. Mhm. Ir net 10 minučių yra pakankamas laikas, kad gerų dalykų įvyktų. Tai tokie iki 30 minučių, likus bent 7-8 valandom iki naktinio miego, yra susiję su žymiai geresnė sveikata. Geresnė energija, geresnė motyvacija, netgi imuninė sistema ten atstato, nuotaika, atsparumas stresui, atmintis, proto aštrumas, taip toliau. Mhm. Kas yra dar labai nuostabu, kad tu pamiegi 10-15 minučių, ne? Ir tu geriau funkcionuoji 2-3 valandas po to. Tai čia yra be galo gera investicija. Tai va. Bet čia spėjau, kad irgi yra, nėra vienodo tipo žmonių, kurie pamiega ir geriau jaučias, nes aš ant savęs pastebiu, kad tiesą sakant, man labai įvairiai būna ir aš dar netradęs formulės, aš būna, kad aš pamiegojęs turiu išbraukti tą dieną iš gyvenimo, nes visą laiką jau norėsiu, būsiu mieguistas, bet būna ir bandžiau netgi tą, kad espresso puoduką, tada ten jo 10 minučių. Būna, kad užsiturbinė. Tai čia turbūt irgi reiktų atrasti, ne, kas kiekvienam būdinga. Iš esmės, jeigu yra ne per ilgas popietukas, tai svarbiausia, kad mes neįkristumėm į gilų miegą. Tai jeigu yra, dėl to ir sakau, kad apie 20-25 minutės. Jo. Kad nedaeiti iki tos fazės, kai tu jau įleki į gilų miegą, bet jisai toks fainas tas gilus. Nu ir atsikeli tada, nei vardo neatsimeni, nei kurias. Jo, ir batų nebeužsiriši. Ok, galvoju, žinai, esam visi matę turbūt, arba daugelis Japonijos ofisus, kuris įtraukia iš stalčių tokį, ten pagalvyti, padeda galvelį ir numiega. Yra skirtingos kultūros ir skirtingi miego įpročiai arba toleravimas miego kaip pagrindinio variklio smegenų. Skirtingose kultūrose ar šalise. Taip, yra tų skirtingų tradicijų, kultūrų ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, mes galim pažiūrėti, ne, Japonai turi tuos papoguliaut biški pasnaustą, ne, bet koks ten pas juos apskritai balansas yra, ne, darbo ir gyvenimo tragedija. Tai ten neaišku, ar tas pasnaudimas yra kaip pagalba geresniai sveikatai ir taip toliau. Ar jie tiesiog pamiega vienintelį vietą darbe? Viskas, taip. Taip, čia tai tikrai. Pereikim prie tokių mokslo dar mažiau patyrinėtų vietų, sapnai. Kas čia vyksta? Jo, geras. Tai sapnai tikrai yra be galo įdomi tyrimų sritis, juos yra labai sunku tirti, nes viena yra sapnuoti, kita yra pasakoti apie savo sapnus, nes neaišku, ką. Visi sapnuojam? Yra manoma, kad taip tikrai. Tik tai vieni neatsimena. Daugiau atsimena jo, kiti mažiau atsimena. Nuo ko tas priklauso? Šiek tiek nuo genų, šiek tiek nuo, nežinau, mėnulio fazės. O nėra, fazės. kad atsibundi tam tikroj fazėje iš karto po remo arba kažkaip... Jo, tai mes sapnuojame daugiau REM miego metu, sapnuojam tiesą sakant ir kitose miego stadijose, bet mažiau, ne taip vaizdingai, ne taip intensyviai, daugiausiai, vaizdingiausiai ir jau tie sapnai vyksta REM miego metu. Ir mes tikrai geriau sapnus atsimename, jeigu mus kas nors pažadina REM miego metu arba mes atsikeliame po REM miego. Ir REM miego daugiausiai būna jau antroje nakties pusėje, tai paryčiais, dėl to kartais ir atrodo, kad mes tik ir sapnuojam paryčiais daugiausiai. Šiaip apskritai iš mokslinės, neuromokslinės pusės, kas yra sapnai, bent jau mano nuomonė paremta moksliniais tyrimais, kaip aš tą interpretuoju, kad miego metu iš esmės mūsų smegenys apdoroja informaciją, kurią mes gavome dienos metu. Naujos patirtis, nauji prisiminimai, smegenys atrūšiuoja, ką pasilikti ir išsaugot, ką išmest. Ir tuomet tą informaciją, ką mes pasiliekam, integruoja, įpina į jau mūsų turimus neuroninius tinklus, tai jau į tą informaciją, į tą mūsų gyvenimo istoriją, kurią mes turim. Ir taip įpina, kad būtų prasminga ta informacija.
Ir tie sapnai iš esmės greičiausiai ir yra šitų procesų, vos nedrįstu sakyti pašalinis produktas, nors jau ką tik pasakiau, bet greičiausiai to rezultatas, nes kaip dažniausiai atrodo sapnai, ne? Kažkas iš šiandienos, kažkas iš praeities, kažkaip keistai sukombinuoti šitie dalykai, ne? Jo. Tas ir atspindi būtent šitos procesus. Bet su sąmonės neturi daug bendro, turbūt labiau pasąmonės tokios šiukšlės, kurias reikia prasivalyti. Nesakyčiau, kad pasąmonės šiukšlės, tiesą sakant, tai yra tiesiog informacija, žinios, prisiminimai, patirtis, kurios ir esame mes ir mūsų gyvenimas, tiesą sakant. Ta sąmonė, pasąmonė apskritai, mano nuomonė, tai yra pakankamai tokia slidi riba ir čia dar galim... Nes mes visi matricų gyvenam. Taip, iš kur tu žinai, kad šiandien mes ne kompiuteryje. Aišku. Ok. Ir teisingas, ne, yra tezė, kad mūsų ta, kaip čia, mažos trukmės atmintis tuo metu keliauja į ilgalaikę atmintį, tie procesai teisingai, ne? Taip, visiškai teisingai, tai būtent dienos metu smegenys greit sumeta visą naują informaciją į tą trumpalaikę atmintį ir miego metu atrušuoja, perkelia į ilgalaikę ir taip susitvarko. Ir turbūt, gerai, pavarom be ezoterikos, biškai, kad būtų smagiau. Iš sapnų kažką įmanoma, nežinau, žinai, visokie žiniuoniai praeitie labai ten, ir mes turim Gedimino sapną. Taip. Čia yra visiškai blėniai, ar kažkoks yra bent jau mokslo krislelis tame? Tikrai yra ir tarp kitko, aš tau dabar papasakosiu, aš labai džiaugiuosi, kad tu mane šitą paklausai, nes iš esmės aš tikrai galiu pasakyti, kad pranašiškų sapnų nėra, bet kaip veikia mūsų smegenys. Iš esmės mūsų atmintis ir prisiminimai yra ne apie praeitį, iš esmės tai yra apie ateitį, nes mūsų smegenys remiasi mūsų patirtimis, mūsų prisiminimais, kad prediktintų, nuspėtų ateitį ir kad mus paruoštų kaip įmanoma labiau ateičiai. Taigi, šitie visi pranašiški sapnai, iš esmės mūsų smegenys į save priima, sugeria žymiai daugiau informacijos, negu mes pastoviai sąmoningai prieiname. Ir smegenys numato paternus, numato visokias tendencijas. Ir kartais sapnuose, taip, tu gali pamatyti tam tikrus dalykus, kurie galbūt įvyks ateityje, taip toliau, bet tai nebus toksai pranašiškas sapnas, tai tiesiog bus paremta tuo, ką tu patyrei, pamatei. Ir smegenys yra be galo galingos nuspėti ateitį, remiantis tuo, ką mes galvojom, ką mes manėm, ką mes svajojom, ką mes matėm, ką mes patyrėm. Tai man asmeniškai tai yra dar stebuklingiau ir magiškiau, nes taip veikia mūsų smegenis, tiesą sakant. Čia įdomu, žinai, ir man atrodo irgi dažnai suveikia selektyvus dėmesys, bet aišku, aš ir pats tiesą pasakius, nors žiauriai netikiu jokia ezoterika užkalbėjimais ir veikiu prieš šitą tamsą, bet yra buvę sapnų, kurie negaliu vadinti pranašiški, bet nujaučiau, kad gali kažkas blogo, pavyzdžiui, vykti ir ką galvoju. Taip ir būna, žinai, gali rečiau kad, žinai, susapnavau, bet sako žmonės, kurie laimi loteriją, kad sapnavau, kad laimės loteriją. Palinkėkime visiems laimėti loteriją. Gerai, nuo tokių, kaip čia, ezoterinių temų visai grįžkim prie žemiškų dalykų. Kokie tavo būtų tokie žemiški patarimai, kad iš tos pandemijos nemigos biški pradėtume kelti galvelę virš vandens ir geriau miegotume? Pirmi gal du būtų sulėtinti gyvenimo ritmą. Neįmanoma, žiūrėk, aš to pasakysiu, neįmanoma. Gerai, aš norėčiau... Šitą išmetam iš naujo. Gerai. Mes visi norim dar daugiau dirbti, dar daugiau uždirbti, dar geriau gyventi, bet miegoti irgi norim gerai. Tai ką daryti? Tai nuostabus noras, nes būtent taip ir reikia. Nes būtent tik tai gerai pailsėjęs ir gerai miegodamas, tu ir dirbsi geriau, ir dirbsi produktyviau, ir dar daugiau padarysi. Ir aš čia ne šiaip sakau, čia aš sakau remiantis šimtais mokslinių tyrimų, tiesą sakant, kurie labai aiškiai rodo, kad kai mes miegame per mažai, mes dirbam lėčiau, mes darom daugiau klaidų, darbus reikia perdaryti, mes esame mažiau kūrybingi, mums persijungti iš vienos užduoties į kitą užtrunka žymiai daugiau laiko, mes esame neatsparūs stresui. Visa kognityvika čiuožia žemyn. Čiuožia žemyn. Realiai, jeigu mes dirbam neišsimiegoję, mes švaistom laiką. Kai mes esame išsimiegoję, tu dirbi produktyviau greičiau. Tai čia puikiai sueina visas šitas toksai siekimas. Taigi, kad geriau miegoti... Mėlyni ekranai. Mėlyni ekranai. Tarp kitko, apie mėlynus ekranus irgi labai džiaugiuosi, kad paklausai, nes ekranai vėlgi patys iš savęs nei blogai, nei gerai, labai priklauso, kaip mes juos naudosim.
Ir išėjo didelis toksai apžvalginis statementas, netgi ir straipsnis 2024, kuris apžiūrėjo visus iki šiol išleistus straipsnius apie ekranų vartojimą ir miegą. Ir ką mes matom, kad jeigu mes naudojame ekranus, suaugę žmonės, ne vaikai, ne paaugliai, sveiki suaugę žmonės, susimažinam intensyvumą, užsidedam raudonus filtrus, mes naudojam turinį, kuris mus atpalaiduoja, ramina, juokingi kačiukai, šuniukai, kelionės nuotraukos, kas ten tik tai nori, taip sakant. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu pasimsi telefoną sąmoningai ir dabar sakysi, savo mintys ar pagalvosi, dabar aš noriu 20 minučių parelaksint paskrolint. Pasimsi, tu ten paskrolinsi, tu jį padėsi, viskas ramu. Problema yra, kai be proto pasiimi ir appsus 3 valandas labiau junginėji. turinys, negu pats forma, kad gausi tos mėlynos dienos šviesos. Taip, bet tu tą šviesą susireguliuoji. Realiai tu tam ekrane nusimažini ekrano intensyvumą. Ir tai veikia, ne? Taip, užsidedi raudoną filtrą. Taip. Okay. Tai realiai pašalina šviesos problemą. Plus turinys, plus kad ne per daug ir problemą išspręs. Aš dar, girdėjau, nežinau, gal tu galėsi patvirtinti arba paneigti, kad mūsų smegenys dabar, jau turim kokį turbūt 20 kelis metus, kai mes pradėjom ekranuose įsilindę nuolatos būti, tai tarsi evoliucija tų smegenų irgi. Smegenys žiauriai neuroplastiškos, jos geba jau prisitaikyti ir supras, kad tai nėra tiesioginis ženklas smegenim, tas mėlynas ekranas, kad tai yra dienos šviesa. Jau smegenys geba atpažinti, kad čia yra viskas okei su tuo, galima ir pavartojus ekranų miegoti. Tarsi evoliucijos tiekmei mūsų smegenys prisitaikė ir supranta, čia jau ok. Ne, šito tai aš dar negirdėjau, nemačiau tokių tyrimų, gali būti, kad jų yra, bet man kaip iš neuromokslinės pusės atrodo, kad truputį čia per greitai būtų. Per trumpas laiko tarpas, dar nešiojamės tas senas smegenis šiaip. Jo. Labai senovinės. Ok, gerai, raminantis turinys, kas dar iš tų dalykų, kad pradėkim, pabandom suskirstyti, turim kelias minutės, kad lengviau užmigčiau. Jo, gerai. Reguliarus miego ritmas, eit miegot plius minus tuo pat metu, keltis plius minus tuo pat metu. Savaitgaliai plius valanda? Kuo arčiau to. Ir savaitgaliais, ir darbo dienom kasdieną. Iš esmės turėtų būti tas pats ėjimas miegot, tas pats kelimasis, plius minus pusvalandis. Taip pat šviesa, saulės šviesa, natūrali šviesa ryte ir pirmoji dienos pusėj. Kaip įmanoma daugiau. Prisivartot kiek įmanoma daugiau. Rudenį, žiemą šviesos terapijos lempos gali padėti. Kofeinas vėliausiai likus 8 valandom iki miego. Vakarais šiek tiek ramiau, nusiramint, pasiruošti miegui. Taip pat miegamasis 16-18 laipsnių, tamsus. Nežinau, su visa pagarba nenoriu skirstyti lytim, bet dažnai moterys sako, 16 laipsnių, gal dvejetą padrašom priekį. 26 laipsnių turėtų būti. Jo, tai... Nes aš tai galiu ir prie -3 miegoti. Turiu partnerę, kuri ten be 20 kelių, tai Antklodis, šilčiau apsirengt, vienu žodžiu. Sustriukiait. Porų dalykai, čia jau kiekvieno reikalai. Tamsa turėtų būti kambarį dėl garsų, galima užmigti kažką klausant, daugumai žmonių padeda gerai, jeigu išsijungia. Tas white noises, jisai yra geras dalykas, ne? Taip, tikrai daug kam padeda užmigti, tikrai nieko baisaus. Fizinis aktyvumas kiekvieną dieną, labai gerai miegui. Taip pat, pavyzdžiui, minčių išrašymas vakare, jeigu labai stresuoji ar dar kažką. Tiesiog atsisės viską išdėti, išrašyti, kad taip sakant, ramu būtų. Jo. Labai fainai, nes skamba taip, kad dienos metu turiu pasiruošti, kad miegosiu. Taip, geras. Jeigu apie miegą pradedu galvoti, tik tai eidamas prieš miegą. Taip, tikrai neveiks. Gerai, labai faina. Paskutinis klausimas, turbūt gal sudėtingas tiem, kurie jau turi tikrai didelių problemų su nemiga. Kokie gydytojai, nes čia irgi daug labai visokių, vieni sako neurologai, kiti sako psichiatrai, kiti ten dar kažką sugalvoja. Kaip tu vertini? Kas yra tas, kad jau, kaip tu įvardinai, ne, per 3 paskutinius mėnesius jaučiu, kad 3 dienas, lygtais, ne, tokia formulė, per savaitę jau nebeišsimiegu arba nekokybiškai išsimiegu. Kokie mano pirmi žingsniai, ką man daryti? Taip pat efektyviausias būdas gydyti nemigą numeris 1 rekomendacija klinikų yra kognityvinė elgesio terapija skirta nemigai. CBTI arba lietuviškai KETN. Ir Lietuvoje turim keletą nuostabių specialistų. Aš paminėsiu dabar vieną Aliciją Juškienę. Aš bandyčiau su ja kontaktuoti arba tiesiog žiūrėti, kokie psichologai, psichoterapeutai, medicinos gydytojai siūlo kognityvinę elgesio terapiją skirtą gydyti nemigai.
Jo, aš galiu prisidėti, man teko pereiti per šitą terapiją. Nieko ten malonaus nėra, tiesą pasakius, žiauriai sunku ir sudėtinga, visokios nemigos, deprivacijos, kur negali leisti savo miegoti, kad sutvarkytų miegą, po to labai griežta miego higiena, žiauriai griežta. Ten, man atrodo, 3 ar 4 savaitės tenka pasikankinti, bet kai esi išsikankinęs kokias pusę metų ir supranti, kad aš jau dabar bet ką padaryčiau, teko skaityti visai nesenių tyrimų, kad šita terapija veikia gerokai geriau negu bet kurie vaistai veikiantys psichiką. Taip, dėl to, kad... Ir neturi jokių pašalinių efektų. Taip, tikrai taip, dėl to, kad kognityvinė elgesio terapija nemigai sprendžia nemigos priežastį. Tai tu sutaisai priežastį, tai tu įmiegi geriau. Ir jinai yra ilgalaikė. Tu ją praeini, tu išmoksti vėl gerai miegot. Tu žinai, kaip su tuo tvarkytis. Įpratinį savo smegenis ir išmokini, kad vėl galima išsimiegoti ir palisėti. Ačiū tau, Laura, labai. Mėlieji, primenu, kad kalbėjome su Laura Bojarskaitė, pavardę teisingai pasakiau, apie miegą ir nemigą. Tikiuosi, kad suteikėm kažkokių žinių, nuvedėm į kažkokias tai vietas, kurių galbūt negirdėjot kažkokių faktų. Visada faina su Laura pasikalbėti visokiose formatuose, o mes turbūt susiklausysim jau kitais kartais, tai šiandien turbūt palinkėsiu labos nakties ir gero miego. Iki.